Gerai, tavo kita tema yra sukuriai galvoje. Tai yra tie, kur plaukuose susidaro sukuriai. Einam žiūrėti. 3, 2, 1. Man nurodo, kad būtų toks kaip iš viršaus, žinai, eina tiesiai į tą galvą. Ar tą tokį sukuriuką iš viršaus eina viskas, tokios srovai. Bet čia reikia aktyvuoti. Turiu omenyje eterėje aktyvuoti. Jo, čia jau gal kažkaip tas toks kažkoks energetinis padavimas, žinau, čia yra. Kaip įdomu. Gal ir susijęs su ta energetinė, tokia iš viršaus, tokia informacija, to telepatinių kanalų gal čia irgi susiję. Ir tavo klausimas buvo, ar kai turi tik vieną sukuriuką, tai reiškia tą tavo telepatinį kanalą, taip? Padavimas, taip. Toks padavimas energetinis iš viršaus, taip. O kai esi mediumas, kaip tada atrodo? Jeigu esi mediumas, turi būti daugiau sukuriukų, ar gali būti irgi tik vienas? Kažkaip kitaip paklausk. Aha. Pavyzdžiui, aš niekuomet nesuradu savo galvoje jokių sukuriukų. Aš gal tiesiog jų nematau jų. Vieno mažiuko tai tikrai turi. Turiu, aha. Ką reiškia, kai turi daugiau negu vieną sukuriuką ant galvos? Daugiau srovių įeina. Kokių srovių? Tų energetinių padavimų yra. Jeigu Ir kada... vienas, tai yra vienas, jeigu du, tai du, jei, pavyzdžiui, 3 ar 4, kaip pas mane yra 4, tai 4 padavimai. Ir pas tave yra atitinkamose vietose tie sukuriukai, ar ne, sakei? Ką tai reiškia, klausim tavo pasąmonės? Kodėl būtent šitose vietose? Ar tai sudaro kažkokią geometrinę formą? Kažkokia struktūra, taip kažkaip kaip eitų laužlo, ne kad laužtų, bet taip tokia kaip forma būtų įdomi. Taip. Nežinai, jeigu tuos taškelius, jeigu tu pakeltum į viršų, tai erdvinį kažkokius turėtų susidaryti. Tas prie kaktos, tai ten tos antenytės. Antenytės, aha. Žinai, tos drugelinės, tos tokios. Taip. Per kurias jau tu ten automatiškai, nežinau, kaip bangas matrica kažkokia, kuri darai. Tokie pikseliai eina į viršų, į apačią, į šonus. Toks kaip radaras, toks girdžiu, tai tung, kaip širdis kažkokia plaktų. O ten tas paskui, tas toks padavimas eina. Gal ir čia tas mediumo kitas vadas sukūrės. Nes matau, yra tas telepatinis ir tas mediumo toks violetinis esi. Violetinis sukūrys, ar ne? Mediumo. Tas kanaliukas tokio padavimas violetinis eina. Ir ar kai esi mediumas ir šitas violetinis energetinis padavimas, ar jisai turi atitinkamą galvoj vietą, tas sukuriukas? To lygiai eina su telepatiniu. To lygiai su telepatiniu? Jo, tai paraleliai. Aha, geras. Tai pas tave ir yra, ne taip? Pas mane yra vienoj, žinai, kaip viršugalvis galva. Taip. Aha. Kur yra tie du tokie pointai, tokie kaip, žinai,
kaip galva yra pointy tokia, va, tie du Aha, tokie kaulai, va, ant tos kaulos, kur tokie pointy yra. Tai va, vienas vienoj pusėje, kitas kitoj, va, kairė dešiniai, po vieną va užturiu. Ir va, ant jie padavimai tos srovės eina. kaip įdomu. O tie sukuriukai sukasi, galvoje atrodo į vieną pusę, ar ne? Aš nesu pagalvojus, ar jie sukasi ir į kitą pusę, ar ne? Ne, man rodo visą laiką prieš laikrodžio rodiklį. Prieš laikrodžio rodiklę. Aha, kaip įdomu. Tai va, ten viršų kalvytai, va, taip prieš laikrodžių. Tos antanytės, tai ten kitaip biški, žinai. Ten... Taip. Bet iš esmės tas pats, ten toks padavimas arba ištransliavimas kažkoks. Va. Tai vienu žodžiu, čia yra kanalai. Aha. Kaip įdomiai pas tave nutrūksta, žinai, garsas ir paskui pagreitinai ateina juostelė. Tai pastovi lygiai tas pats. Aha. Lenda kažkas prie ryšio, ar ne? Tai čia tos pats visą laiką tą patį. Tie patys. Vėžliukai turtliais tavo. Nenzės. Tai vienu žodžiu, tie sukuriukai yra padavimas energijos iš skirtingų kanalų, vadinasi paduota skirtinga informacija. Tai tu gauni ne tik telepatinę informaciją per anteną savo kosminę informaciją, ar ne? Kas tik tau yra kaip drugeliai būtinga, ar taip išeina per antenytes? Kažkaip taip. Ir tada gauni informaciją? Bet čia matai ne tik per tuos sukūrius, čia galima ar per kristalų sistemą gauti, bet va dabar mano tas klausimas tiesiog per tuos sukūrius eina per tos sroves, žinai. Bet, pavyzdžiui, kas yra, kristalinės būtybės, ar ne? Ten vien kristalai. Ta prasme, aš ir turiu tą kristalinį, tą kūną, bet mes visi jį turim, bet dabar šiuo metu nagrinėjom tos sroves, tai čia, žodžiu, per tuos kristalus irgi tu gali gauti, pavyzdžiui, informaciją. Kaip įdomiai. Nes aš galvoju, aš tai tikrai neturiu tokio mindymo kanalo, kaip tu turi. Bet tu per trečiakį labai daug gauni. Per trečiakį, aha. Akys, trečiakis, kažkaip tos rankos, delnatė. Labai įdomu mindymo kanalas man. Ką jis reiškia? O vat kodėl ne visi gali būti mydymais? Aš toks kažkoks išskirtinis toks dalykas paduotas to kūrėjo, ten kai kuriem įdeda ir viskas, taip vis kažkaip išsirenka, paima delniuko ir taip įdedu tau tą tokią srovytę, įkiša jisai tą sukūriuką. Kitiems kažką kitą padaro, ar ne? Jo, kitiems kažką kito duoda, kažkokią truputą, kažkokį ginkliuką, kažką tokio. Visi turi kažkokių savo tokių. Čia aš nematau, kad čia reikia sureikšminti ar išreikšminti, ar iškelt kažką, ar kaip pasakyti, išaukštinti. Tikrai ne, nes visi kažkokių turi, bet skirtingai. Tiesiog tos dvi srovės atrodo labai įdomiai. Taip, tikrai labai keistai atrodo, ta prasme. Ir dėl to tos mane tai domina, kas ką turi ir ką tai reiškia, žinai. Tiesiog informacija. Taip, tos dvi srovės, matai, jos tokios kaip ta mentalų, tas savybės turėtų labai užsukti, užturbinti. Ir dabar tau tos srovės, tie kanalai, ar tau jie yra, kaip tu juos matai, ar jie yra stiprus, tokie, kokie ir turi būti?
Nežinau, tos spalvos, ar jos tokio ryškumo, kokio turi būti, ar tau informacija praeina 100% tokia, kokia turi būti, o ne kažkaip kitaip išversta. Kažkaip blokuojuosi. Blokuojasi. Nuo matricos čia? Nuo demonų gal. Demonų. Aha. Tai tegu visi demonai, atsiprašau, esantis tavy, tavo sluoksniuose, tavo būtyje esatį ir tavo erdvėje pasirodo ir tu atidarai. Šios ištaškiau. Ištaškai labai gerai. Jeigu šiuo metu tau pasąmonė parodo, kad tu esi sudariusi vis dar kažkokius kontraktus, tegu juos parodo irgi, juos sudegink. 3, 2, 1. Taip. Ką dar pasąmonė norėtų parodyti su tais sukuriukais ant galvos? Kažkaip šviesos yra įnešti, juos reikia aktyvuoti. O geras, aha. Ar galima, tarkim, fiziniai kvėpavus įsivaizduoti, kad tu įneši tos, ar reikia eiti į hipnozę, į eterį, kad įneštum tos šviesos? Ne, čia kažkaip tos išsiplečia nuo tų gerų minčių, nuo šilumos, kažkaip masažą galvos pasidaryti galima aktyvuoti, susišildyti su kažkokiais, nežinau, aliejais gal, sudėti kažkokias gėles ant galvos, kažkaip sukti net energetiškai virš galvos, ten rankom kažkaip taip atidaryti. Gal užuodė kokią aliejų tiktų? Čia kažkaip pagal pasirinkimą, kas kam labiausia. Labai gerai. Ačiū labai.